Greičiausiai jau esate girdėję apie neramumus Contribui įmonėje. Kadangi pats esu kūrėjas Contribui, tai mane labai liečia. Todėl nusprendžiau padaryti video apie tai, kas vyksta Contribui, bei pateikti tiek Skirmanto Malinausko, tiek Andriaus Tapino versijas. Tai pradėkime nuo pradžių. 2022-aisiais po Rusijos invazijos į Ukrainą Patreon uždarė ukrainietišką Comeback Alive paskyrą, nes lėšos buvo renkamos kariniai ginkluotei pirkti bei kariams apmokyti, kas pažeidžia jų bendruomenės gaires. Tai buvo labai kontroversiškas žingsnis. Pavyzdžiui, Andrius Tapinas laiške Patreon platformai rašė, kad jūs sunaikinote ir išskaldėte daugiau nei 300 000 JAV dolerių mėnesinę paramą Ukrainai. Jūs slepiatės už savo sąlygų ir politikos, bandydami paaiškinti, kad Patreon negali būti naudojamas kariniai veiklai finansuoti. Jūs sustabdėte gyvybiškai svarbias lėšas Ukrainai ir jos žmonėms, kainavote jiems laiko, kad vėl surinktų tokį finansavimą ir taip nepaprastai padėjote Rusijos karo pastangoms. Jūs padėjote karo nusikaltėliams, o pagalba karo nusikaltėliams tikrai pažeidžia jūsų sąlygas. Tačiau Skirmanto Malinausko požiūris į šią situaciją buvo kitoks. Kaip jis teigė savo vaizdo įraše išleistame šių metų rugpjūčio 4-ąją, tai yra visiškai išpūstas dalykas. Mes labai aiškiai parodėme savo pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes skiriame mėnesio pajamas daugiau negu 17 000 eurų. Mes skiriame Blue and Yellow, kuri perka ginkluotę Ukrainai, tai buvo pajamos iš Patreon ir akivaizdu, kad Ukraina jos pasiekė. Vienintelis dalykas tai yra kompanija, kuri turi aišku reguliavimą ir jeigu yra taisyklėse ir JAF įstatymuose, kad tu negali crowdfundinti nei narkotikų pirkimo, nei ginklų pirkimo, nei kitokių dalykų, jie išimčių nedaro. Jis taip pat pridūrė, kad toks atsakingas atsižvelgimas į savo bendruomenės gaires jam yra saugumo garantas, nes joks nusikaltėlis Patreone jo nepasieks, ko apie Contribui jis pasakyti negali. Be to, pabrėžė, kad kol 2021 metais kompanija Patreon buvo vertinama tarp 1 ir 10 milijardų JAV dolerių, Contribui finansinė situacija nėra tokia patikima. Skola valstybiniai mokesčių inspekcijai siekia netgi 73 000 eurų. Po 2 dienų nuo šio Skirmanto Malinausko video, antradienį, aš ir nemažai kitų Contribui kūrėjų gavome e-mailą nuo naujojo Contribui direktoriaus Adriaus Jakučionio. Galite sustabdyti video, perskaityti visą laišką, tačiau esmė tokia, kad laiško autorius Adrius, vienas pagrindinių akcininkų, užims direktoriaus pareigas iki kol bus atrinktas naujas vadovas. 2 ankstesni vadovai buvo pakeisti dėl reputacinių dalykų neatitinkančių įmonės vertybių ir politikos. Vienas iš buvusių direktorių, pažeisdamas bendrovės vidaus tvarkas, savavališkai sudarė paskolos sutartį su bendrove savo asmeninėms reikmėms. O šiam faktui paaiškėjus, pareikalavus, jis pinigus grąžino, todėl niekas žalos nepatyrė. Buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas, pats vadovas atleistas. Taip pat laiške direktorius patvirtino, kad dėl nelaiku pateiktos finansinės įmonės deklaracijos yra susidariusi skola VMI, bet kartu patikino, kad bendrovės veikla yra stabili ir auganti. Laiške buvusių direktorių vardai ir pavardės nėra paminimi, tačiau 15 min straipsnėje išleistame penktadienį rašoma, kad dėl savavališkai paimtos paskolos 2023 gruodžio 19-ąją iš bendrovės direktoriaus pareigų buvo atšauktas Gediminas Ratkevičius, o į jo vietą buvo paskirtas Mantas Michalauskas, kuris šių metų vasario 10-ąją irgi buvo atšauktas ir pakeistas dabartiniu vadovu laiško autoriumi Adriumi Jakučioniu. Penktadienį išėjo ir Delfi straipsnis, kuriame Ratkevičius nurodė, kad lėšas skolinosi, tačiau ketinimų jas pasisavinti neturėjo. Šeštadienį Andrius Tapinas Facebook'e paskelbė apie Contribui finansinės bei teisinės problemas, kad Adrijaus Jakučionio laiškas netitinka realybės ir kad Laisvės TV nepavyko susitarti su Contribui, todėl ji traukiasi į kitą platformą. Sekmadienį įkeltame, nors penktadienį, tai yra iki Andriaus Tapino Facebook postų įkelimo nufilmuotame video, Malinauskas teigia, kad atsitiktinai sužinojęs apie Contribui skolą VMI ir kad tuo metu, tai yra darydamas praeitos savaitės epizodą, nesitikėjo, kad šis akmenukas pajudins tokią laviną. Vaizdo įraše jis, remdamasis anonimiškais šaltiniais, pateikė kitokią įvykių versiją, negu Contribui atstovai pateikė laiške kūrėjams ir straipsnį Delfi.
Dėl Ratkevičiaus atšaukimo viskas aišku, teigia Skirmantas. Vien palikdamas ranka rašytą raštelį 100-tūkstantinės pinigų sumos iš įmonės pasimti negali. Tačiau klausimų kilo dėl sekančio įmonės vadovo Manto Michalausko, kuris apie galimą Ratkevičiaus nusikaltimą pranešė į Contribui investavusio rizikos kapitalo fondo Convest Capital direktoriai Viktorijai Trimble atleidimo. Kodėl apie nusikaltimą pranešęs žmogus buvo nubaustas taip, kaip tą nusikaltimą padarė žmogus? Be to, Malinauskas prieš kelias savaitės įvykusių Ratkevičiaus vestuvių nuotraukoje atrado dabartinį įmonės direktorių Airdą Jakučionį, kas sukelia klausimų. Kodėl po visų šių įvykių Airdas ir Gediminas išliko artimais draugais, nors laiške, kuriems galima suprasti, kad yra atvirkščiai. Tame pačiame laiške Contribui kūrėjams Malinauskas aptiko 2 melus ir 1 nutylėjimą. Adrijus, tai žinodamas, nuslėpė, kodėl Gediminas Ratkevičius tuos pinigus pasisavino. Pats Malinauskas teigė priežastį žinąs, tačiau jos neatskleidė, nes neturėjo pakankamai įrodymų ją pagrįsti. Pirmasis laiške esantis melas, kad niekas nepatyrė žalos. Akivaizdu, kad įmonė patyrė labai didelę reputacinę žalą. O antrasis melas, pasiėmęs pinigus, Gediminas Ratkevičius pats jų negrąžino. Už jį pinigus įnešė Lauros Daumantaitės nuo kovo 27 dienos Contribui valdybos pirmininkės vyras advokatas Gintaras Černiauskas. Jie, Daumantaitė ir Černiauskas, yra Jakučionio ir Ratkevičiaus advokatai. Vadinasi, advokatas Černiauskas iš savo lėšų dengė savo klientų skolas, o jo žmona tampa de jure Contribui vadove. Žodžiu, Černiausko šeima įgavo labai didelį įtaką Contribui kompanijoje. Taigi, Contribui dabar turi labai rimtų finansinių problemų, vyksta teisiniai procesai ir dabartinis vadovas yra susijęs su atleistuoju. Toliau, Skirmantas Malinauskas pareiškė, kad sekmadienį įkeltame video Laisvės TV praneš apie pasitraukimą iš Contribui. Ne dėl to, kad išgirdo kažką naujo arba kažkas naujo atsitiko. Dėl to, kad aš pradėjau domėtis šitą temą, kurią Laisvės televizija, konkrečiai Andrius Tapinas, domisi jau gerokai iki manęs ir šita visa informacija, kurią aš jums dabar papasakoju, jam yra puikiausiai žinoma. Malinauskas teigia, kad Andrius Tapinas, save laikydamas žurnalistu, gavo šią informaciją susijusią su jo valdoma Laisvės TV ir vietoj paskelbdamas ją, jis šią informaciją nuslėpė ir netgi panaudojo asmeniniais tikslais. Iš kelių anonimiškų šaltinių Skirmantas sužinojo, kad Andrius Tapinas pasielgė kaip Tomkaus laikais ir Contribui akcininkams įteikė ultimatumą. Arba mes, kaip jūsų didžiausi klientai, pasitraukime ir tai bus didžiulis skandalas, arba jūs mums parduodate savo verslą mūsų nurodytomis sąlygomis. Ta pačią dieną Andrius Tapinas Facebook'e įdėjo postą, kuriame atsakė į Skirmanto Malinausko kritiką. Visų pirma, jis pateikė chronologinę įvykių seką. Apie bėdas Contribui Tapinas sužinojo Liepos 11-ąją. Pradėjo aiškinti situaciją ir Liepos 16-ąją laišku paprašė susitikimo su akcininkais ir vadovais, kad būtų atsakyti keli klausimai ir kad po šio pokalbio jis tikėjosi pamatyti aiškesnę padėtį ir spręsti apie Laisvės TV likimą platformoje bei situacijos viešinimą. Liepos 22-ąją susitikimas įvyksta. Patvirtinami faktai apie pasisavintas lėšas, kad yra susidariusi rimta skola VMI ir kad advokatas Gintaras Černiauskas išsako suinteresuotumą išpirkti bendrovės akcijas. Tapinui iškyla klausimų dėl šios sandorio skaidrumo, todėl yra susitariama, kad Contribui iki rugpjūčio pradžios Laisvės TV pateiks planą, kaip spręs akcininkų konfliktus ir kas toliau vadovaus įmonei. Rugpjūčio 1-ąją laišku informuoja Contribui, kad Laisvės TV nemato jokių būdų, kaip toliau dirbti su Contribui, jei bet kokia forma įmonėje lieka dirbti Gediminas Ratkevičius ir Arijus Jakučionis. Ir jei nauji investuotojai yra su buvusiais akcininkais ir jų teisininkais susiję žmonės. Taip pat laiške paminima, kad jeigu ryšiai su Contribui bus nutraukti, Laisvės TV reikės savo rėmėjams pranešti apie susiklošiusią situaciją. Rugpjūčio 5-ąją Contribui valdybos pirmininkė Daumantaitė laiške apkaltino Laisvės TV prisidėjimu prie Contribui perėmimo. Į ką Tapinas atsakė, kad vienintelis Laisvės TV interesas nepatirti finansinių nuostolių ir ieškoti būdų, kaip išspręsti konfliktą Contribui.
Tame pačiame laiške Andrius užsiminė, kad dėliojasi visus įmanomus sprendimus ir kad vienas iš jų buvo įmonės akcijų išpirkimas. Bet po Daumantaitės laiško jis suprato, kad toks pasiūlymas irgi galėtų būti laikomas kaip veiklos perėmimas. Tad susirašinėjimą ten ir baigė. Nusprendė, kad Laisvės TV trauksis ir apie tai informuos viešai. Tačiau kitą dieną direktorius Jakučionis Tapinui parašė, kad net nežinojo apie tokius jos svarstymus ir kad vien norėtų išgirsti jo pasiūlymą, jeigu toks yra. Tad rugpjūčio 7-ąją Andrius Tapinas pateikė UAB Laisvės Media Group pasiūlymą pagrindiniams akcininkams Adrijui Jakučioniui ir Gediminui Ratkevičiui su sąlyga, kad turi pamatyti realią finansinę bendrovės padėtį ir sulaukti greito bei aiškaus atsakymo. Tokį pasiūlymą palaikė ir investuotojai į Contribui. Rugpjūčio 8 dieną Tapinas gavo teigiamą atsakymą, bet kitą dieną Ratkevičius persigalvoja, nes atseit gali būti nauji investuotojai. Todėl rugpjūčio 10 dieną Andrius Tapinas viešai informavo, kad trauksis iš Contribui klientų. Atsakydamas į Skirmanto Malinausko teiginį, kad informaciją nuslėpė dėl savo asmeninių tikslų, Andrius rašė: sakyti, kad aš nuslėpiau informaciją ir dėl savo asmeninių tikslų supras bendrovės įsigijimo yra manipuliacija. Iš datų aiškiai matosi, kaip aš susirinkinėjau informaciją ir bandžiau ieškoti sprendimų, kad Laisvės TV, o ir visi kūrėjai nesitrauktų iš Contribui ir nepatirtų neišvengiamų nuostolių. Apie tai, kad priėmus sprendimą trauktis, bus apie tai pranešta visiems, buvo pasakyta pačiame pirmame laiške. Ar reikėjo, kaip Skirmantas pasiėmus vieną faktą, išstoti ir sakyti: va, Contribui turi VMI skolą, žiūrėkit, ką darom. Toliau Andrius rašė, kad sakyti, kad aš akcininkams sakiau, jog jūs mums parduodate savo verslą mūsų nurodytomis sąlygomis arba turėsite didelių bėdų, yra visiškas melas ir manipuliacija. Iš laiškų ir datų aiškiai matosi, kad iki rugpjūčio 5 dienos net nebuvo jokios kalbos apie tai, kad aš tapčiau tuo investuotoju ir jau mums priėmus sprendimą trauktis, patys Contribui akcininkai dar inicijavo pokalbį, kad sužinotų, ar man būtų įdomu pirkti ir kokią kainą. Tai Skirmantas Aš šaltinis tiesiog apverčia situaciją aukštyn kojomis ir gaunasi jam tokius laikai. Toliau video Malinauskas uždavė klausimą, iš kur viešoji įstaiga gali turėti tiek pinigų, kad galėtų pirkti privačius verslus. Facebook įraše Tapinas tai atsakė: sakyti, kad iš kur pas viešą įstaigą Laisvės TV tiek pinigų kažką pirkti ir kaip čia už žmonių paramą pirkti verslus yra visiškas melas. Kaip suprantu, Skirmantas įrašė epizodą penktadienį, šeštadienį jis galėjo paskaityti mano įrašą, kuriame aiškiai buvo nurodyti, kokia įmonė būtų pirkėja, suprasti, kad tiesiog suklydo dėl Laisvės TV dalyvavimo ir tiesiog pakoreguoti epizodą. Bet jis paliko netiesą. Taip pat Skirmantas uždavė klausimą, jeigu Andrius Tapinas būtų nusipirkęs Contribui ir jeigu jis, Skirmantas Malinauskas, būtų buvęs toje platformoje, ką Tapinui reikštų Malinauskui pasakyti, kad mudviejų vertybės nesutampa, tu esi melagis, eik lauk iš mano platformos. Tapinas atsakė, kad tai irgi jokiais argumentais nepagrįsta manipuliacija emocijomis, dar parodanti, kad jis gal nelabai supranta, kaip yra valdomi verslai, kuriuose yra ir kiti investuotojai, kuriems svarbu ne emocijos, o tvari veikla. Paskutinis Malinausko užduotas klausimas, kodėl Andrius Tapinas turi teisę kalbėti su Contribui akcininkais, kai kiti kūrėjai platformoje iš viso nieko nežino. Į tai Tapinas atsakė: ar galėjom pasielgti geriau? Galbūt reikėjo pamėginti į sprendimų paiešką įtraukti ir kitus Contribui kūrėjus, kaip vėl manipuliuoja Skirmantas. Jokios išskirtinės teisės kalbėti su Contribui mes neturėjom. Susadint ir pasakyti: hebra, va, tokia situacija, mes ieškom sprendimų. Tikrai galėjom, dabar šaušia po pietų, bet reikia suprasti žinios netikėtumą, supratus, kad vėl atsidūrėm keistoje situacijoje ir laiką, per kurį viskas įvyko. Savo vaizdo įrašą Malinauskas užbaigė taip: vienintelis dalykas, ko aš tikrai nedarysiu, tai aš neraginsiu žmonių išeidinėti iš Contribui. Nesvarbu, kas ten vyksta su akcininkais, dėl to, kad ten yra tikrai daug kūrėjų, kurie yra verti jūsų paramos. Tai šiuo atveju, jeigu jūs galvojate išeiti iš Contribui, pirmiausia, aš siūlau pagalvoti ne apie akcininkų problemas, o apie problemas, kurios bus sukeltos tiem kūrėjam, kuriuos jūs remiate. O savo Facebook postą Andrius Tapinas apibendrina taip: viskas tvarkoje, laisva šalis, galima kalbėti, ką nori, bet šį kartą jo šaltinis jo pasinaudojo ir pateikė nepilną, neteisingą informaciją. Nebijojau, kad šaltinis buvo gavęs visus šituos susirašinėjimus ir galėjo juos perduoti Skirmantui. Arba tiesiog buvo labai apsidžiaugta gavus šansą apvemti Laisvės TV, palyginti su Tomkum ir paskubėta manipuliuojant. Rugpjūčio 12 Contribui savo kūrėjams vėl išplatino laišką, kuriame teigė, kad
Po to, kai direktoriumi tapo Adrius Jakučionis ir Gediminas Ratkevičius sutiko pasitraukti iš akcininkų gretų, investuotojai su Viktorija Trimble ir akcininkas Mantas Michalauskas pareiškė, kad vien pažeidimo pašalinimas ir Gedimino pasitraukimas nieko nekeičia ir pasiūlė už nominalią vertę nupirkti 61,86% bendrovės akcijų priklausiusių Adriui ir Gediminui. Pastarieji su pasiūlymu nesutiko, o smulkieji investuotojai nesutiko toliau dalyvauti įmonės veikloje. Todėl buvo pasiūlyta išpirkti jų akcijas už manomą adekvačią kainą – maždaug 490 000 eurų. Su pasiūlymu buvo sutikta, tačiau Liepos 12 tarybos buvo stabdytos, nes informacija pasklido už įmonės ribų. Liepos 16 buvo gautas Andriaus Tapino laiškas. Nors visos šalis iki to buvo gavę juos tenkinančius akcijų pardavimo pasiūlymus ir pirkėjas buvo pasiruošęs investuoti ir išpirkti Gedimino Ratkevičiaus, Manto Michalausko bei Coinvest Capital fondo su smulkiaisiais investuotojais akcijas ir toliau su Adriumi Jakučioniu užtikrinti stabilę įmonės veiklą, Andrius Tapinas su Laisvės TV informavo, kad advokato Černiausko ir jo šeimos verslas nėra priimtinas. Su vėliau pateiktu Andriaus Tapino siūlymu sumokėti po 10 000 eurų Gediminui ir Airidui už jų akcijas ir padengti skolą VMI buvo nesutikta. Akivaizdu, kad CoinTV išaugo į matomą ir keičiamą platformą. Vieni siekia sąžiningai investuoti išpirkant akcijas rinkos kainą, tuo tarpu kiti stengiasi pasinaudoti situaciją. Asmeniškai aš, Adrius Jakučionis, nesiruošiu parduoti savo akcijų, kadangi prie šio projekto esu nuo pirmos dienos ir visapusiškai galiu užtikrinti įmonės stabilę veiklą. Ta pačią dieną išėjo ir Šarūno Černiausko įrašas Facebook'e, kuriame jis pasakė, kad Andrius Tapinas blogai padarė, kad kitus CoinTV kūrėjus paliko nežinioje. O Skirmantas Malinauskas, rašė Šarūnas, pelnių nusipelno nei kiek nemažiau dėl neatsakingumo, šališkumo ir visiško nesusimąstymo apie tai, kaip jo veiksmai palies nieko dėtus žmonės. O svarbiausia, jis visą tai darė disponuodamas fragmentuotą, nepilną, gal net vietomis iškraipytą informaciją ir visą tai pagardino nuosavomis spekulacijomis. Į tai Skirmantas atsakė: yra tik sutapimas, kad Šarūnas šiuo metu dirba su Andriumi Tapinu, gauna pajamas per CoinTV ir tikrai nėra nešališkas. Bėda ne tai. Jis mano draugas, mes išsiaiškinsim, galiu žemai nulenkęs galvą priimti jo kritiką. Bėda, kad jis nesusigaudo situacijoje, kurioje atsidūrė, o asmuo, kuris jam galėtų padėti, jį tik klaidina. Malinausko Facebook įraše taip pat yra rašoma, kad lėšos buvo pasisavintos ne šiaip iš įmonės, bet iš Blue and Yellow sąskaitos. Netgi buvo pakeistas Jono Omano prisijungimas, kad vagystė būtų nepastebėta. Taip pat pauste rašoma: vis dėlto ikiteisminio tyrimo duomenys rodo, kad vienas iš CoinTV atstovų kreipėsi į teisėsaugą. Jis, kad ir kaip būtų juokinga, pats buvo atleistas valdybos, kuriai iki šiol vadovavo Domantaitė. Vadovavo iki šiol, nes tą pačią rugpjūčio 12 ji iš posto pasitraukė. Įrašą jis užbaigė taip: dar daugiau ikiteisminėme tyrime vertinami keli epizodai, kur dabartinis CoinTV vadovas ir akcininkas Adrius Jakučionis galėjo atlikti pervedimus iš bendrovės sąskaitų. Pabrėžiu, jam tokie įtarimai nepateikti, vertinimo faktai, bet tai, kad jis dabar save pristato kaip niekaip istorijoje nedalyvavusi asmenį, mažiausiai kelia šypseną. Galėčiau dar daug rašyti, bet sustosiu čia. Neatakuokit manęs už tai, kad aiškinosi tiesą ir ją pranešu žmonėms. Net aš kaltas, kad CoinTV tokios bėdos ir dėl to problemų turi sąžiningi kūrėjai. O svarbiausia, pripažinkim, kad keli mažai kam iki šiol žinomi asmenys sukūrė situaciją, kai dabar gali laikyti už kiaušų paėmę gerai žinomus žurnalistus ir visuomenininkus. Ir ši situacija gali spręstis vieninteliu būdu – per viešumą ir esminius pokyčius įmonėje, kurie po mano epizodo jau prasidėjo. 12 dienos vakare LRT laidoje dalyvavo Andrius Tapinas, Skirmantas Malinauskas, Adrius Jakučionis ir Viktorija Trimble. Nuorodą paliksiu aprašyme, tačiau iš esmės Jakučionis teigė esąs nekaltas ir netgi apkaltino Malinauską ir Tapiną susitarus. Trimble teigė situacijos neviešinusi, nes pasitikėjo teisėsauga, kuri buvo informuota. O Skirmantas Malinauskas pareiškė, kad Gintaras Černiauskas patarė Jakučioniui sukiršinti Tapiną ir Malinauską. Ikiteisminis tyrimas dar vyksta, tai dar galimai paaiškės nemažai detalių. Man, beredaguojant video, atėjo dar vienas laiškas iš CoinTV. Esmė tame, kad Gediminas Ratkevičius traukasi iš CoinTV ir prisiema visą atsakomybę. Taip pat išėjo Janutinės interviu su Černiausku. Nepaisant to, kad Janutinė yra dugnų dugnas, aš peržiūrėjau tą video ir iš esmės tame video Černiauskas kaltino Tapiną kone CoinTV reketavimu ir Gintaras pabrėžė, kad pinigus į Blue Yellow sąskaitą grąžino ne jisai, o Ratkevičius iš savo lėšų.
Taip pat iš jo Delfi pokalbį su Andriumi Tapinu, Skirmantu Malinausku, Viktorija Trimbil, Gintaru Černiausku ir Adrijumi Rikučioniu. Šiame video Tapinas pabrėžė, kad Contribui buvo naudinga sukiršinti Malinauską ir Tapiną. Tuo metu Airdas akcentavo, kad įmonė vis dar veikia pelningai. Taip pat buvo pasakojama ta pati istorija kaip ir Janutinės interviu, kad Tapinas davė labai didelį spaudimą Contribui, norėdamas ją nešvariai perimti. Savo ruožtu aš traukiuosi iš Contribui, mano rėmėjai ras visą informaciją mano Contribui paskyroje. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Viso!